Sveiki, su jumis Lina Balsė ir šiandien noriu jums parodyti, kaip pasiimti Young Living produktus nemokamai už sukauptus taškus. Kad būtų aišku, kas tie taškai, kaip juos sukaupti, iš kur ir kaip gauti, pradėsiu nuo pradžių ir papasakosiu apie pačią lojalumo programą, kuri suteikia mums tuos taškus. Jau buvo laikas atnaujinti videofilmuką apie lojalumo programą, nes praėjusį rudenį įvyko šiokių tokių pokyčių. Lojalumo programa tapo dar patrauklesnė ir netrukus sužinosite kodėl. Taigi, jeigu jūs planuojate arba jau tapote Young Living nariais, pamilote šiuos produktus, išbandėte, patyrėte jų naudą fizinėme, emocinėme, dvasinėme gyvenime, jūsų gyvenimas tapo geresnis, jūsų savijauta tapo geresnė šių produktų dėka, patyrė didelį malonumą juos naudodami. Kas toliau, koks sekantis žingsnis, kaip galite gauti dar didesnę vertę? Sekantis žingsnis yra lojalumo programa arba angliškai Essential Rewards. Galbūt daug kas baiminasi to įsipareigojimo, kaip pasirašai lojalumo programą, tačiau iš tiesų dalyvavimas lojalumo programoje tai nėra įsipareigojimas kompanijai, nes narystę galima pradėti, sustabdyti ar nutraukti bet kuriuo momentu. Ir tai nesudaro jokių keblumų. Iš tiesų tai yra įsipareigojimas savo ketinimo gyventi sveikesnį ir atsakingesnį gyvenimą įtvirtinimas. Gyvenimas nutinka, mes nusprendžiam kažką, priimam labai pozityvų, labai gerą sprendimą gyventi sveikiau, kaip kad aš pasiryžau nebevalgyti pusryčiams skrudintos baltos duonos. Bet žinot, praeina kažkuris laikas ir taip norisi. Dėl duonos aš laikausi, bet jūs mane supratot. Kartais geri mūsų ketinimai, jeigu nėra kas mus bent trupučiuką prilaiko, ką mielai padarytų ir Young Living draugiška bendruomenė, ir pats tas lojalumo programos pasirašymas, tai padės jums laikytis savo pačių sprendimo gyventi sveikiau, natūraliau, arčiau gamtos. Ir aš tik tais už tą holistinį principą, kad reikia puoselėti sveikatą, o ne gydyti ligas. Ligas gydo gydytojai, mes aišku į tą sritį nesikišam, mes stiprinam sveikatą ir darom tai dar iki atsirandant ligoms, arba net ir joms esant, tam, kad organizmas galėtų lengviau atsistatyti. Bet nukrypau ne į tą temą, kur norėjau. Aš jums papasakosiu apie įvairiausius privalumus, dovanas, taškus, bonusus ir visą kitą, ką suteikia dalyvavimas lojalumo programoje, bet svarbiausia yra ne dovanos, nors tai finansiškai labai vertinga, o jūsų įsipareigojimo gyventi sveikiau palaikymas. Tai, ką jūs darote dėl savęs, štai kas yra vertingiausia ir naudingiausia. Dalyvaudami lojalumo programoje, jūs patirėte didelį malonumą kas mėnesį gauti siuntinuką iš Young Living. Labai atsiprašau dėl kai kur trūkstamų š raidžių, pas mane su mano nauja ergonominė klaviatūra š reikalas su š raide. Tikiuosi, vyras ką nors dėl to sugalvos. Taigi, šis dalyvavimas šioje programoje yra panašiai kaip prenumerata. Prenumerata, kurioje minimali mėnesinio užsakymo suma yra 50 PV. Neišsiplėsiu, kas tas PV, kas yra prekių vertė. Jinai nurodyta prie visų prekių ofise, kai jos užsisakot, ją matysit ir daugiau klausimų apie tai greičiausiai nekils. Tai yra kaip prenumerata, ta prasme, kad jūs bet kuriuo metu per mėnesį susidedate krepšelį sekančiam mėnesiui. Ir kai ateina jūsų pačių nurodyta užsakymo vykdymo data, užsakymas išsiunčiamas jums per kurjerius. Kurjeriai per savaitę, per 5 darbo dienas nuo išsiuntimo pristato tiesiai jums į namus tą gražią dėžutę su Young Living logotipu. Man labai patinka, kai tie kurjeriai pas mus atvažiuoja.
jie prasineša prieš važiuodami, taip kad problemų tai man nesudaro. Taigi, kas yra krepšelyje, tą krepšelio sudėtį ir vykdymo datą galite keisti, jeigu norit kasdien. Aš būna, kad dėlioju ir perdėlioju savo krepšelį, kol galutinai apsisprendžiu, o paskui dar perdėlioju, nes kilo kitų poreikių. Pagal užsakymo sumą kiekvieną mėnesį yra skelbiama akcija ir kompanija dovanoja tam tikrą rinkinį prekių pagal užsakymų sumą, kad nariai tiesiog išmėgintų kažką naujo, susipažintų su platesniu asortimentu. Tai yra labai smagu ir tai yra dovanėlės pagal užsakymo sumą. Dar yra dovanėlės pagal narystės trukmę, apie jas papasakosiu vėliau. Ir geriau nei gauti kažką dovanų, yra tik tais galimybė patiems pasirinkti, ką gausime dovanų. Todėl kompanija nuo mūsų kiekvieno mėnesio užsakymo, dalį užsakymo grąžina mums atgal taškais, už kuriuos nemokamai pasiimame savo mylimiausius produktus. Šiandieną aš jums parodysiu, kaip daromas užsakymas už taškus. Taip pat gauname pigesnį pristatymą, tiek kai užsisakom už taškus, tiek apskritai lojalumo programoje, lyginant su paprastai turint vien tik narystę Young Living organizacijoje. Taip pat, jeigu jūs mylėsite šitos produktus taip kaip aš, jeigu jausit begalinį džiaugsmą ir dėkingumą, kad turit kuo puoselėti savo sveikatą, kaip padėti savo šeimos nariam, greičiausiai jums natūraliai kils noras tuo džiaugsmu pasidalinti ir tą vertingą informaciją pasidalinti ir su kitais žmonėmis aplinkiniais. Išgirdus, kad kažkas su kažkuo susidūrė su kažkokiais ar negalavimais, ar sunkumais, ar problemų. Aš Young Living eterinius aliejus naudoju įvairiausiais tikslais. Tiek tada, kai po plaučių uždegimo praėjusiais metais, praėjus keliam mėnesiam, man labai stipriai slinko plaukai. Į darbą ėjo rozmarinas, kedras, levanda, masažavau galvą. Laimiai 2/3 savo uodegos storio pavyko išsaugoti ir dabar gražiai viskas atauga. Taip pat suskaudo dantį. Vėlgi, aš turėjau laiko ramiai išsirinkti ir sulaukti eilės pas gerą specialistą, negeriant nuskausminamųjų ir nesikankinant ir ramiai miegant ir ramiai valgant, nes aš turėjau eterinius aliejus, oreganas, gvazdikėlis, pipirmėtė ir kokosų aliejus, skalavau 2 per dieną ir jokio diskomforto. Taigi, tai štai sūnelis mano su slogyte, jau matau, kad prasidėjo tas etapas, kai labai prasta nuotaika. Gydomės mes vėlgi natūraliai. Aišku, tokiam amžiui 3,5 metų pradėjus eiti į darželį lygos, vargu ar galima tikėtis jų išvengti. Bet kai su to susiduriam, mes turim natūralių priemonių visą platų asortimentą, kaip spręsti tas problemas. Ir labai atsiprašau, mano mažylis bilda už durų, manęs pasilgo. Taigi judam į priekį greičiau. Kai matysit, kad kažkam yra poreikis, kurį galėtų patenkinti jūsų mylimi produktai, jūs natūraliai pasidalinsit informaciją. Ir kai esat lojalumo programos nariai, šitai suteikia jums galimybę gauti dosnius komisinius už informacijos perdavimą. Kai rekomenduojat pažiūrėtą gerą kiną, šito nenutinka, ar ne? Plačiau papasakosiu apie tos taškus, už kuriuos šiandien darysime užsakymą. Taigi, taškų kiekis, procentas nuo užsakymo, priklauso nuo jūsų nepertraukiamos narystės. Pirmus 3 mėnesius gausite 10% nuo užsakymo taškais atgal, nuo 4 mėnesio iki 24 20% nuo užsakymo, nuo 25 mėnesio, tai yra nuo 2 metų, iki neribotai gausite 25% nuo savo kasmėnesinio užsakymo vertės atgal taškais, už kuriuos pasiimsite savo mylimiausius produktus.
Tai yra puiku, kai norite išmėginti kažką brangesnio, kam vis neprisiruošėt, nesusikaupėt, arba kai norite apsirūpinti dovanėlėmis šventėms, neišleisdami nieko iš savo kišenės, arba kai norit kažkam kažką tai padovanoti, kad ir be progos, matydami žmogaus artimo poreikį. Nepertraukiama narystė reiškia, jog jeigu kažkurį mėnesį sustabdysite lojalumo programą, tai reikia pranešti į ofisą apie tai, arba nutrauksite ir sudarysit po kurio laiko iš naujo, tai jūs grįšit tarsi nuo pirmo mėnesio nuo 10%. Ir aš jau minėjau apie tai, kad kiekvieną mėnesį kompanija skelbia akciją ir dovanoja visą spektrą priemonių priklausomai nuo užsakymo dydžio. Tačiau yra kita grupė dovanėlių susietų su lojalumo programos narystės trukme. Taigi, jeigu jūs jau darot, gaudami savo užsakymą per lojalumo programą trečią narystės mėnesį, o ne kovo mėnesį, gausite 5 ml tangerine buteliuką. Jei neklystu, tai yra mandarinas. 6 mėnesį Jade Lemon yra unikalaus neįtikėtino skonio citrinos eterinis aliejus. 9 narystės mėnesį nuostabus jausmingumą, moteriškumą, meilę savo, savęs kaip moters priėmimą stiprinantis ylang ylang eterinis aliejus. Ir 12 narystės mėnesį išskirtinis lojalumo mišinys, kurį sukūrė Gary Youngas, specialiai ištikimiausias Young Living nariams. Aš esu gavusi siuntinuką neseniai, ar už praėjusį mėnesį, kai dovanėlių ten buvo daugiau nei mano užsisakytų prekių. Buvo be galo smagu, tiesiog kalėdos viduryje metų. Ir labai trumpai, neišsiplėsdama šiuo klausimu, pasakysiu, kad dalinimasis informacija ir dosnus Young Living dalinimasis gaunamų pelnų su savo nariais leidžia susikurti finansinę laisvę dirbant iš namų. Aš turiu 3,5 metų sūnelį ir aš labai džiaugiuosi, kad dirbu iš namų. Ir aš nepraleidžiu jokių svarbių įvykių savo sūnelio gyvenime. Aš matau jo visas šypsenas, jo visus pasiekimus, visus jo nuotykius, galiu pabučiuoti kiekvieną mėlynę. Pas manęs jis labai meilus vaikas, nepraleidžiu nei vieno apkabinimo ar bučinuko. Man nereikia išplėšti savo širdies iš krūtinės, išeinant kažkur tai dirbti dėl pinigų ir paliekant savo vaiką kažkam tai. Ar kažkur tai, ar tiesiog be mamytės dėmesio. Taigi, jeigu esate ar namuose užsisėdėjusi mamytė ar namų šeimininkė, o galbūt ambicinga moteris svajojanti apie nuosavą verslą, o gal ir ryškis, jeigu jums tiesiog atbuko fantazija nuo monotoniško darbo nuo 8 iki 5 kažkam kitam ir norėtumėte kurti savo gyvenimą savo sąlygomis, jeigu esate pasirengę mokytis naujų dalykų ir norite jausti pasitenkinimą tuo, ką darote, žinodami, jog išties padedate žmonėms, Young Living suteikia tokią galimybę. Aš mielai apie tai papasakosiu plačiau, jeigu man parašysite, papasakosiu asmeniškai, parengsiu atskirą video šią temą tiem, kam įdomu, o šiandien mes judame toliau. Tiesa, pridursiu tai, kad aš žinau, mielieji, jog tinklinis marketingas yra palikęs tokį negerą įspūdį, nes pakankamai daug žmonių šitai daro neetiškai, neprofesionaliai, neturėdami žinių, kaip tai daryti, kad žmonės jaustų, jog jiems dovanoji vertę ir naudą, o ne kažko iš jų prašai, įkyriai, siūlai. Tikrai yra, kas tai daro, neprarasdami savo draugų, neatstumdami aplinkinių. Ir Young Living suteikia labai daug informacijos, mokymų, kiekvieną savaitę vyksta webinarai ir literatūra skiriama tam, kad šitą veiklą užsiimtumėte neperžengdami jokių savo etinių ir moralinių principų. Be to, ar žinojate, kad pats Donaldas Trumpas
Dabartinis Amerikos prezidentas kažkada paklaustas, o ką darytumėte, jeigu prarastumėt visus savo turtus, jisai atsakė, kad imtųsi tinklinio marketingo, nes jo nuomonė tai yra perspektyviausia, daugiausiai galimybių suteikianti verslo forma. Jeigu darai tai etiškai ir profesionaliai, jeigu žinai kaip. Taigi judame toliau. Ar jūs pasirengę įsipareigoti savo gyvenimo kokybei, sveikatai, geroviai ir klestėjimui? Nesvarbu, ar dalyksitės informaciją, ar pasiliksite kaip žiurkėnai ją visą tik savo. Lojalumo programa jums yra jums. Tiems, kurie nori kiekvieną dieną padaryti kažką gero dėl savęs, rūpinti savo sveikatą, savo gerą emocinę būseną ir tiesiog gyvenimo kokybę. Taigi padarykime užsakymą už sukauptus Young Living lojalumo taškus. Taip, man dabar reikia atsidaryti internetą. Štai, mes esame Young Living office, aš jau esu prisijungusi ir štai iš karto matosi mano sukaupti taškai. 145,02. Lojalumo programoje užsiregistruojame, pasirašom sutartį ir darom užsakymą per Essential Rewards krepšelį prekių, arba jeigu jūsų ofisas bus lietuviškai nusistatysit, čia bus lojalumo programa. O užsakymą už taškus darome atskirai per greitojo paprasto užsakymo krepšelį. Taip, labai juokinga, čia yra 2 prekių krepšeliai. Galima Young Living naudotis kaip eilinę elektroninę parduotuvę ir per greitį užsakymą ką nori, kada nori užsisakyti, be jokių įsipareigojimų, esant nariu ir gaunant 24% nuolaidą, arba žengti sekantį žingsnį ir tapus lojalumo programos nariais, tiesiog pasirašyti prenumeratą Young Living produktų ir kiekvieną mėnesį įsidėti į šį krepšelį tas prekes, kurių jums reikia. Taigi dabar darysim užsakymą už taškus per greitojo užsakymo arba quick order krepšelį. Spaudžiant jo. Ir čia matot prekių kategorijas, kur kas ko gero yra. O, mano užsakymo čia nėra. Gerai. Aš noriu savo sūneliui užsakyti Nings CRF ir užsakysiu 4 butelius. Per daug tikrai jam nepasirodys, jis be galo mėgsta šitas sultis. Štai. Ir manau, kad dar paimsiu savo šeimai ir sūneliui Thieves Pasta dantų be visų toksiškų ingredientų, natūrali, sveika. Kas išbandė, visi myli. Man jinai labai patinka, geriau nei gamintis kažką pačiai, nes išvengti visų toksinų labai sunku parduotuvėje, pastos, tiesiog paskaitykit sudėtį. Štai, aš galiu užsisakyti už taškus tik tas prekes, kurios pažymėtos kaspinėliu, yra viena kita prekė, kuri nedalyvauja toje programoje, bet matot, tai yra labai maža asortimento dalis. Bet o šitos prekės net nėra sandėlyje. Svarbu, kad taškais galėčiau padengti visą produkto vertę. Tai štai aš susidėjau už 135, vadinasi, pilnai padengsiu turimais taškais, likutis telieka kitam kartui. Spaudžiu checkout, galbūt lietuviškai tai bus ar atsiskaityti, ar sekantis žingsnis. Dabar žiūrėkit, aš pasirinksiu adresas teisingas, pasirinksiu pristatymo būdą, kadangi sultys sveria sunkiai, stikliniai buteliai, net tetrapakai, kaina iš pradžių man rodo didesnė, bet pamatysite, kaip kompanija rūpinasi savo lojaliais klientais ir kaina bus sumažinta. Spaudžiu sekantį žingsnį. Štai, dabar yra pažymėta, kad apmokėjimas bus daromas Visa kortele. Aš šį kartą noriu nepaprastą užsakymą už eurus daryti, o lojalumo užsakymą už taškus. Šitą eilutę matys tik tie, kas yra lojalumo programos nariai. Ir štai mano balansas taškų ir aš pažymiau, kurių prekių kainą padengti taškais. Štai man dar liks kitam kartui 9 taškai, 0,27.
galbūt neakcentavau, kad aš pasirinkau prekes ne pagal kainą eurais, o pagal jų PV vertę, kad jinai atitiktų mano turimus PV taškus. Ir štai, kaip matot, mano šipingas buvo sumažintas ir prisidėjus PVM, už siuntimą aš iš kortelės sumokėsiu tik tai 6,04 €, nors tai bus sunkus didelis siuntinys. Visa kita padengiama taškais ir siuntimo kaina dar sumažinta kaip lojalumo programos nariai. Ir spaudžiu sekantis žingsnis patvirtinti savo užsakymą. Štai, pasitikrinau, kad viskas teisinga, adresas tas, kiekis teisingas, kaina teisinga, iš kortelės bus paimta tiek, kiek suplanavau. Darau užsakymą. Valio, mano užsakymas atliktas. Apmokėjimas tikriausiai čia dar trupučiuką užtruks, kol nuskaitys nuo kortelės. Viskas yra puiku ir savo siuntinio lauksiu maždaug po savaitėlės. Eisiu pranešti gerą žinią savo sūneliui, o jums noriu dar pasidalinti savo kontaktais. Štai, visus tiek naujus narius, tiek jau esamus, kas registruojasi į lojalumo programą. Jeigu jūs esat mano grupėje ir jums reikia kažkokios informacijos, palaikymo, pagalbos, jeigu kyla klausimų, jeigu norit, kad palydėčiau jūs susiskambinus telefonu ar per Skype'ą, tik duokite man žinią. Aš turiu tokį keistą gliučiką, tiesiog negaliu atsispirti užduotam klausimui. Taip, kad klausykit, man bus malonumas atsakyti ir pasidalinti informaciją. Tikriausiai tame yra mano pašaukimas. Jeigu registruositės per svetainę youngliving.com savarankiškai, jeigu skaitote angliškai ir jums tai nesudarys sunkumų, jums reikės nurodyti rekomendavusio nario ID numerį, tai manasis yra 3470205. O mano kontaktai, jei norėsite susisiekti, tikiuosi sulaukti laiškelių ir žinučių, bus taroskopai@gmail.com emailu arba Skype vardas taroskopai. Ačiū Jums už Jūsų laiką, už Jūsų dėmesį, tikiuosi suteikiau vertingą informaciją ir geros Jums dienos.